Prisijungit prie manęs dabar jau Klaipėdoje, kur Navi grupė vėl atitempė mum konteinerį. O konteineris pas mus atvyko iš Savanos. Turi, kaip matot, Audi. Matoj, vairuotojas atidarys duris, pristums prie rampas, kaip visada. Ir autoverslo Hebra jau trauks šitas mašinas iš konteinerio. Va, kaip matot, Audi A5 jau ištraukė. Tai Audi A5 klientas pats nusipirko, mums davė tik vežti, tai yra skenduolis, kaip matot, gražiai paklijuotas langas, paliktas tarpiukas, kad mašina vėdintųsi ir nepripelytų visiškai iki galo. Va. Tai taip padaro aukcionas. Kita irgi skendusi mašina, tai Volvo S60, šitą atsivežėm iš Punta Gorda South, tai legendinis aukcionas, visi jį žino ir kiek iš senų laikų, kaip su juo visada nebūdavo taitlų skenduoliam, bet po biškį jie įsidirba ir taitlus išmeilina su FedExu kol kas gan normaliai. Ir šitą, va, kaip matot, gruodžio vidury ar gale mes ją paėmėm ir jau jinai pas mus namučiuose. Sekanti mašina buvo Kia K5 GT, jinai pirkta pas mus Koparte, New Orleane. Klientas sumokėjo iš tikrųjų labai mažai už ją, bet jinai, kaip suprantu, jinai mušta buvo į galą. Tai tikrai labai pigiai nupirko už 7000, jeigu nesuklysiu. Pirko šitą mašiną. Aš pats pirkau tokias Kijas į Dubajų, tai asmeniškai pirkau brangiau. Va, ir Dodge Challengeris irgi skenduolis pas mus, Clearwaterį buvo jisai ir mes jį paėmėm. Inčiūros aukcionas, jeigu nesuklysiu, jisai Clearwater buvo aikštelė, o pardavė Okeechobee. Tai irgi tokia lengvai sudėtinga lokacija, kuri neturi niekada taitlų, bet ką. Mes jau atidirbę schemutę ir tos taitlus šiaip netaip išsikovojom. Išmeilina jos FedExu, gaila, aišku, prarandam savaitę dvi, kai galėtumėm iškart pakrauti. Va, tai apžiūrim Volvelę, kurią pirko mano draugai, tai va, tokia iš Koparto, Punta Gorda South. Nupirko ją iš tikro visai nebrangiai, kažką apie $5000 sumokėjo, nežinau, kaip seksis ją sutvarkyti. Skenduolius, kas perka, tie žino, kuom užsiima ir visada su nuotaika sako, kad labai geri pirkiniai ir nieko ten stebuklingo nėra. Koparte jų daug, skenduolių galite pasižiūrėti, tik tai žiūrėkit, kad pardavinėtų draudimas. Va. Ir ką, Volvelė jau Klaipėdoje išvažiuoja pas klientą, va taip atrodo visas procesas konteinerių iškrovimo, ne, kad atvežėm jau išmuitintą konteinerį, iškrovėm ir traliukas jau išvežioja visus automobilius iš karto, kaip tik tai gali, kuo greičiau klientam, nes klientai cypia, šaukia, rėkia, sako, kur mano mašina, kuo greičiau norim. Visi visada yra nekantrus, o vairuotojas turi visą tą nekantrumą atlaikyti. Tai taip išlėkė jisai su Volvo ir ką.